Darysime beatboxą. Mano vardas Povilas ir iš tikrųjų labai norėčiau, kad ir jūs kartu pasibandytumėt. Girdėjau, čia kažkas sakė beatboxinat, ar ne? Kas beatboxina? Truputėlį. Yra? Gerai. Tai pradžiai norėčiau parodyti kelis beatboxo garsus, su kuriais galit pradėti beatboxinti. Jos tikrai yra nesunku išmokti, kiekvienas gali tai padaryti. Ar galėtumėm pavadyti 3 garsus? Tai pirmas garsas yra kaip stipri raidė B. Pabandom visi kartu, gerai? Tai. Jo, teisingai, dar kartelį, stipri raidė B. Teisingai, šaunuoliai, labai džiugu, kad bandot ir darot. Antras garsas, visi šitie garsai yra kaip būgnų garsai, ar ne? Tai, žinot, ant būgnų yra tokia lėkštė. Puikiai gaunasi, šaunuoliai. Šitas kampas labai gerai dirba, o čia ar galite pabandyti irgi? Šaunuoliai. Taip, tai turim 2 garsus ir dabar bus 3 garsas. Irgi būgnų garsas yra stipri raidelė K. Tai yra K. Ne? Gaunasi. Labai gerai, šaunuoliai. Gerai, ir pabandykime dabar iš šitų 3 garsų sukurti beatą, arba lietuviškai būtų ritmas, ar ne? Ritmą sukurti. Tai 3 garseliai pabandome. Tai yra bandom. Šauniai. Gerai. Gal būtų koks nors norintis ateiti truputėlį arčiau ir į mikrofoną kartu pabandyti? Ar gali kas nors ateiti truputėlį arčiau, pabandysim? Kas norėtų pabandyti beatboxinti? Gerai, tai tada, kol jūs įsidrasinsit, aš parodysiu, ką dar galima, tik su 3 garsais, jau kokių bitų, kokių ritmų galima sukurti. Gerai. Gerai, kaip matot. Taip, ačiū. Po truputėlį dadedam daugiau garsų, jau prasideda ir tokie žemi dažniai, aukšti. Žodžiu, konstruojame visą muzikinį takelį, muzikinį kūrinį savo balsu. Bičiuliai, ar dar norite pabandyti vieną garsą? Taip? Žiūrėkit, ateik pabandysim. Koks tavo vardas? Saša. Kaip? Saša. Saša, malonu Saša. Beatboxinį truputėlį. Gerai, pabandom. Wow, šaunuolis, baktenk. Šaunuolis, čia buvo daug garsų ir švilpimo išgirdome visko. Gal dar kas nors norėtų pabandyti? Dar kas nors norėtumėt? Iš čia gal kas nors? Ateik. Sveikas. Koks tavo vardas? Marius, nu paroj, Mariu. Ei, šaunuolis. Padarykite triukšmo Sašai ir Mariui. Gerai. Dar norėtų pabandyti? Ateik pabandyk. Koks tavo vardas? Emilija. Tavas Emilija? Šok. Nuostabiai. Ačiū. Na, kaip matot, patys pradmenys, jie nėra tikrai sunkus, juos visi galite išmokti. Tai yra ganėtinai paprasta. Bet iš tikrųjų galimybės yra praktiškai neribotos. Tai
Tai beatboxas tai yra kaip muzikos instrumentas ir tu pats esi kaip žmogus, tavo balsas yra instrumentas. Tai yra labai nuostabu iš tikrųjų ir galite visur, kad norite savo kurti muziką.